Sveiki, aš esu Jūratė Kančiauskienė, efektyvumo akademija.lt. Šio video tema yra kelionės. Man kelionės tai yra kažkas ypatingo, nes aš gimiau kelionėje, aš gimiau traukiny. Tai pati pirma mano įspūdingiausia kelionė. Nuo to laiko aš keliauju, manau, kiekvienais metais. Ir vaikystėje tekdavo keliauti, ir lygiai taip pat dabar. Įspūdingiausias kelionės yra tos, kur buvo nuotykių, kurios nevyko labai sklandžiai, kurios galbūt vyko šiek tiek kitaip, galbūt buvo tuomet sunku, bet tikrai liko labai geri prisiminimai. Vienos maloniausių ir įdomiausių kelionių buvo tuomet, kai mes plaukdavom su vaikais baidarėmis. Prisimdavom kaimynų vaikus, savo 3 vaikus ir plaukdavom su baidarėm. Dabar aš stoviu šalia vienos iš upių, kurią mes plaukiam. Tai yra Šventoji. Kągi, šiandienai tiek ir iki kitų susitikimų. Ate.